Sveiki visi, nu ką, mes pradėsim žvejybą savo. Atvažiavom į Ventą, esam prie Daugėlių. Bandysim su avižadrebiu gaudyti ant specialių avižėlių, kurias užsisakėm iš Panevėžiečio. Tai vat, įsidėjom tokį skaidrų guminuką. Žiūrėsim, kas čia bus, ką mes čia pagausim, ką mes čia gero išmokom iš video žiūrėdami. Esu profesionalas žvejys, bet reikia pabandyti, gal ką pavyks čia. Srovė tik labai didelė šiandieną. Bet tikėkimės, ką nors ištraukti. Vienas minusas, ne tokia rytė užsidėjau, būgnas labai gilus. Neblogai, į kitą pusę neblogai metas. Jo, srovė labai smarkiai neša. Praktiškai. Kiek užmeti, tai pasploj prie krantą. Oras geras, nutarėm pabandyti. Kliuvinių pilna. Akim kas nors bent jau. Kas daužyti, padaužė. O čia raudelės? Na, kas tai? O tai sakė, karšius kažkur gaudo. Ten, prie glyčių taip pagaudo. Tada pažiūrėkit, pažiūrėjau, 15-20. Nematau da. Ten, prie glyčių, 20. Apspučia visą pasaryti. Bet su dugninėm, ne? Vienas vakar taip pagavo, tai šiandien visas apnuoja. Taip jau yra, tik pasakyk, ką pagavai, tai atvažiuos visas miestas. Tai mes sekavom po žiliais šapalą, pagavau iki 2 kilų, įdėjom, kad po ramučiais. Bet čia savo kitą dieną važiuojam pažiūrėti po ramučiais. Įdėjot į Facebooką? Nu, 14 mašių. Ką juokėmės negaliu, sakau, patai žiūrėk save. Man praeitą rudenį buvo, aš iš Valtės Šiauliuose Talšos ežerę pagavau lydeką 6 kg ir įdėjau į savo grupę Facebook'e Šiaulių žvejai. Sakau, su bičiu, sakau, važiuojam pasižiūrėti ant kitos dienos. Toj vietoj 20 valčių. Sakau, na. Aikštelė pilna. Čia vienas pagavo porą karšių. Man pastovi Igoris toks jie, žinai, įdėję. Tai dabar pilna prilėkė. Tai įdėt vienas, bet tai tu nežinai, ant ko jis pagavo. Aš, pavyzdžiui, masalų nerodžiau, ant kokių pagavau. O ten visi šukavo su vobleriais ir paskui klausė, ant ko pagavai. Ant masalą, sakau. Ant kokią? Dauža, gminai. Kai pasakiau, kad tas masals kainuoja 20 eurų, nors praėjo. Ja, tai buvo. Čia tai įdėk, pasakyk, Jėzau, tuoj puolą. Man sakė, tenais prieš už tiltą, ten sakė, karpius gaudo ant donkių. Ne, tai ten irgi karpiai kinduri. Čia va, duobė yra prie to tilčiukas, žinai, kur čia perėti, čia į Pavenčius yra duobė. Čia irgi laikosi. Ir va čia kur tas tilčius prasideda, čia laikos, bet dabar didelė srovė, dėl ko aš atsėdau. Nes srovė didelė. Duod. Čia dugninė? Ja, kukurūzą nudžiūvė. Nu jo. Kaip tas žuvis?
Gerai. O, moteris už meškerės vairą. Oi, pabėga. Pagaunat ką nors? Taip, aišku. Tam yra. Rimtai. Karšiuko, kojų. Karšiukai kimba? Nepagaučiau. Nieko tokia. Vyras šalia negaliu. Taip užsimojęs, bet taip netoli numetėt. Taip reikia. Ai, taip reikia. Tai turbūt jūs tik turbūt žvejojat, o vyrs tik tais akim suger jūsų žuvis, nes jam nekim. Visai būna. O karšiukai turbūt nedidelė. Normal, nedidelius paleidžiam. Nu, pažiūrėkit. Nu, ką aš čia tampysiu, bereikalingai. Gražiai. Supratau. Čia nebloga vieta, liktais kaip ir neužpučvėjęs. Tam gal irgi gero. Nu ką, išbandėm avižadrebį. Ryte nekokią turiu pasakyti, mes čia užsidėjom. Permetinėjimą ant bugnelio, turbūt įtariu, kad gali būti netinkamas bugnelis. Išbandėm, nieko nepagavom, oras geras, pasivaikščiojom, įtraukėm gryno oro. Tai ir viso. Sekantis kartas greičiausiai mes taip galvojam, kad bus Mingėliuose, gaudysim karpį. Išmiegojusi stiprų ir iki visiems.